Išėjau su savo draugė pasivaikščioti. Pingvinike. Nu kurgi ta mano draugė? Va, kur draugėsi? Pasirodė. Va. Nu žodžiu. Ir čia pagalvojau. Tokių klausimų žmonės užduoda, kodėl vyksta liūdni dalykai. Pasaulyje, Žemė, planetoje. Tai iš tiesų yra paprastas atsakymas. Ne visi su juo sutiks, ne visi nori tokio atsakymą. Tai yra posakis tiek žmonių, tiek nuomonių. Bet atsakymas yra toks, kad mes gyvenam nesibaigiančiam rate, kuriame yra 4 ciklai. Aukso amžius, bronzos amžius, sidabro, bronzos ir geležies amžius. Tai mes gyvenam paskutiniuoju geležies, kali-juga metu. Kai žmonės yra labai susitepę, kai sielos pamiršo, kad jos yra sielos žmonių kūno. Ir pasinėrė į kūniškus malonumus, materialius, fizinius, išorę. Tai visi lekia, bėga, skuba išorėje. Ieško, ko nepametė. Tai štai. O iš tiesų laikas atsisukti į save, į savo vidų. Tai, bet aš apie ką čia? Apie tą klausimą, kada baigsis visos nelaimės. Ogi tada, kai žmonės prisimins, kas jie yra. O kaip žmonės gali prisiminti, kas jie yra. Tai pradėti uždavinėti klausimus, kas aš esu. Ir kai žmonės supras ir prisimins, kad jie yra sielos žmogaus kūne, jie supras, kad mes įsikūnijam ir įsikūnijam. Tada dings baimė, dings noras, kad gyventi amžinai šioje žemėje, nes iš tiesų tai kas galėtų norėtų gyventi amžinai tokioje planetoje, kai dabar vyksta tiek daug dalykų aplinkui nemalonių, kas galėtų norėti gyventi amžinai tokioje planetoje? Niekas. Iš tiesų, arba savanaudis, kuris galbūt sėdės saloje ir užsidaręs, bet ir tai jam atsibos toj saloj, pasidarys nuobodu. Tai štai, kai žmonės supras esantys sielos, jie supras, kokios mes tyros sielos galim būti. Ir kad mes galim būti geri žmonės. Tai va, kai žmonės taps tyrų sielų, tyrų širdžių, mylintis, tada pasikeis pasaulis ir nebebus tų blogų dalykų. Tik žinoma, viskam reikia laiko. Ir dabar yra labai tinkamas metas pradėti rūpintis ir savo šviesa, pradėti ieškoti šviesos savyje. Kad ir kokie mes buvome praeitį, kad ir greičiausiai buvom visokie. Ir geresni, ir blogesni, vieni geresni, kiti blogesni. Bet dabar laikas ieškoti savo šviesos. Suprasti, kas mes esam, kad viską turėjom patirti tam, kad suprastume, kas iš tiesų mes esame. Ir tuomet baigsis visos nelaimės. Ir mes galim visada pradėti nuo savęs. Tai labai labai svarbus aspektas. Nustoti žiūrėti kaip kaimynas, kaip kita šalis. Ką kita šalis, gal jai padėti kariauti, gal jai padėti duoti maisto, gal nubėgti kažkam pasitarnauti, kai tuo tarpu savo darže, savo širdį betvarkė tuštuma, nemeilė. Tai štai, rūpinkitės pirmiausia savim, keiskite pirmiausia save.
ieškokit savo širdies. Kiti dar pasakys, man nėra ko keisti. Arba galbūt jūs turit visko, gerai gyvenat ir tiesiog šeimoje sekasi, su darbuose sekasi, tačiau duoda ramybės dalykai, kurie vyksta išorėje. Karai, marai, nelaimės, kurios tarsi mūsų nepaliečia iš arti. Ir mes dalyvaujame visose tose įvykiuose. Ir iš čia vėlgi randasi įvairios baimės. Tai šiaip čia tokį trumpą norėjau pasakyti. Tokios mintis atėjo, tokias mintis norėjau jums perduoti. Ieškokit savo šviesos, ieškokit savęs, ieškokit tyros širdies, kuri yra kiekviename žmoguje. Nes Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą ir panašumą. Tik ar mes renkamės būti panašus, renkamės būti globėjai. Čia yra atsakymas jūsų širdyse.